Taip energijos keičiasi ir vienas iš naujų tokių insaitų jau seniai stebiu, tik tai šiandien išsipakavo iki galo šitą informaciją, kaip ir atėjo patvirtinimas ar ne. Tai, kad kadangi mes tapome energetiškai galingi ir energetiškai labai paklausus savo realybės formavime, visiškai kitokios energijos pasireiškia aplink mus ir visa teorija, jinai dabar bus linkusi rekonstruotis. Bet pagrindai jie lieka ir į ką aš vedu. Vedu į momentą, ką reiškia manifestacija. Visi energetiškai ir vibraciškai perėję žmonės į kitą dimensiją, kurie valdo, supranta energetinį žmogaus potencialą, visi jie, gaudami impulsą veikti, daryti momente, iš momento, jeigu jie neišeina į dinamiką ir lieka savo mentaliniam, vizualiniam pragyvenime to scenarijaus, kuriame nori sudalyvauti, iki pat galo išgyvena emociją, patyrimą savo būtent mentaliniam lauke. Ką aš turiu omeny, paprastąja kalba, tai yra, kai jūs momente manifestuojat energetiškai jausmus, emocijas, išgyvenimus, tai yra savo svajonės, ar ne? Užsimerkit ir jau esate lyg tam taške su visom detalėm ir kad jūs išgyvenate tai iki galo. Jūs norite kažkokios kelionės ir jūs momente jau lyg ten jau esate, išgyvenate tą piko emocinį tabumą, ar ne, taške. Ir vat jūs lyg jau įvykdė, ar ne, praėję tą visą kelią. Tai naujas žmogus, naujam pasauly, kaip supranta vibraciją, mūsų aukščiausias aš, ar ne, tai yra kaip išgyventa emocija ir nebe surenka į materializaciją. Protas ir visa struktūra supranta, kaip jau tai surinkta, kaip jau tai išgyventa ir mums, kas atoveiksmių sugrįžta tai, kad mes netenkame impulso keliauti šitos realybės vaga. Mes nebetenkame energijos, poreikio, kažkokio entuziazmo veikti būtent link to kažkokio tikslo, ar ne? Jūs jau išgyvenot ir jums nebeįdomu patirti šitoj realybėj tokį jums suformuotą scenarijų, nes jūs jau praėjote greituoju būdu, emociją išgyvenot ir priėjote prie to piko, ar ne, scenarijaus piko patyrimo. O tai ir yra mūsų didysis tikslas, tai yra patirti emocijas, jausmus, išgyvenimus, tai yra patirtis, ko mes čia ir ateinam. Tai yra visiškai nauja vibracija, naujos žinios ir naujai atėjusi susiformavę dalykai, kuriuos galiu jums perduoti, nes šiandien užsifiksavo ir labai ryškiai aš esu tokia laiminga, kad galiu jums tai perduoti, kad tai vyksta ir vis nesupratau, kodėl tas materializacija kai kuri nevyko, kad ir kaip tas algoritmas, senas algoritmas, kurį aš taikiau, ar ne, formuojant tą realybę, aš tokioj visiškoj stagnacijai buvau. Ir šiandien išsipakavo man informaciją pagaliau ir po tokio ganėtinai fizikos įdomaus pasireiškimo. Tai perduodu jums, naudokitės ir formuokit savo realybę. Atsakymas būtų toks, kad kaip tai daryti. O daryti reikia atvira širdim ir ne, jeigu jūs norite pasiekti, neišgyventi pikinio emocinio pasitenkinimo įvykdžius manifestacijoje, ar ne, nemanifestuoti, neišgyventi viso proceso ir lyg jau tai įvykę. Tai reiškia, kad aš pakeliu momente energiją, impulsą, kad aš norėčiau dabar ten nukeliauti į Tibetą, ar ne. Mes neišgyvenam visos kelionės, mes nesudėliojam protę viską, kaip kas bus, galutinio taško, ką mes išgyvensim, viso to nesudėliojam, tiesiog pagalvojam impulsą, kad tai būtų nuostabu ir aš keliausiu į Tibetą, ar ne?
aš dabar noriu keliauti į Tibetą, aš keliausiu į Tibetą. Jeigu jūs tik įeisite giliau į emocijas ir tos pikinius taškus, nes labai lengva, bent jau iš mano patirties, man labai lengva pakelti, įsivaizduoti, praeiti kelią ir uždėti inkarą. Tai pastaruoju metu man tiesiog, aš net neturėjau galimybės, nes energijos tokios yra stiprios ir vizualizacija, tas mentalinis pasaulis, jisai labai išvystytas. Tai labai greitai viską išgyveni ir vėl tu sėdi vietoj, tokioj stagnacijoje, nes nebesupranti, kas vyksta, nes tos manifestacijos, kad vizualizuoti, jos tiesiog nebeveikia, nes pasikeitė mūsų struktūra, vibracinis fonas ir taip kaip anksčiau nebėra. Taip kad atsargiai vizualizuokit pikinius taškus, tiesiog paleiskite procesą vykti, kad jūs, jeigu jūs norit patirti, tai jūs patirsite per scenarinius momentus, patirsit tos emocinius taškus, ar ne, kažkokio kvesto įveikimo, kažkokios užduoties įveikimo link jūsų tikslo. Nes jeigu jūs užmanifestuosite galutinį tašką emocinį išgyvenimą, kaip jau jūs esate, ar ne, tai gali būti, kad tas procesas ir neįvyks, nes jūs čia ir dabar uždarysite tą paralelinį kelią, tą scenarijaus variantą. Tai yra dar tyrinėjimo toks objektas, subjektas, ar ne, tai naujo pasaulio, bet iš karto jums dalinuosi. Šiandien iš pat ryto atėjo tokie suvokimai ir žinios ir iš mano širdies jūsų širdis. Klausykite mano paskaitų, dalinkitės informaciją ir nuo šiandien vėl kviečiu į asmeninės sesijas su manim. Stengiausi to nedaryti, bet kaip bebūtų, man informacija eina. Jeigu norite susitvarkyti savo visus gyvenimo krizinius klausimus, momentus, ateikit į mano sesiją, asmeninė sesija truks, sudėtis yra 3 susitikimai. Ir mes sutvarkysim jums bazinius ir galbūt ne bazinius, išviesim jūs į švarų tą savęs suvokimo naujam pasaulį etapą, kad naujai startuoti, naujai pradėti ir padėti taškus į visas baimės, blokus, tai ką atsinešėt, tai su kuo keliaujat ir kas trukdo jums tiesiog išgyventi tą meilės, laimės procesą momente. Tai yra nuostabu, nes tik momente esantis emocijos ir jausmai formuoja jūsų ateities vizualą ir paveikslą, tai ką jūs išgyvensit. Iš mano širdies į jūsų širdis nauja informacija, special jums visiems su meile, Marija.